Lietuvos miškams grėsmę keliančius aspektus. Miškų kirtimą plynai, nelegalius kirtimus ir valstybinės miškų urėdijos pavertimą akcinę bendrovę. Kokia to žala ir kokius sprendimus vyriausybė turi priimti siekiant išvengti realios grėsmės Lietuvos miškų naikinimo. Peticijos LT portale paskelbta peticija skubiai sustabdyti ir uždrausti miškų kirtimą plynai jūsų laukia didžiulio visuomenės palaikymo, daugiau nei 16 000 parašų. Visus, kurie nori palaikyti šią iniciatyvą, kviečiame pasirašyti ir išsakyti savo nuomonę komentaruose peticijos LT portale. Šiandienos spaudos konferencijos dalyviai: Sąjūdžio už Lietuvos miškus pirmininkas Gintautas Kniukšta, Viešojo intereso gynimo fondo vadovas advokatas Saulius Dambrauskas, Seimo narys Tomas Tomilinas ir peticijos autorė Monika Jotautaitė. Monika, kviečiu Jūs tarti pirmąjį žodį apie Jūsų inicijuotą peticiją, bei jos tikslus ir dabartinę situaciją. Sveiki, tai ačiū visiems susirinkusiems. Aš Monika, peticijos autorė, ir norėjau papasakoti, nuo ko visas tai prasidėjo, man asmeniškai. Tai kai šalia mano miestelio vyko plyni kirtimai praeitais metais, aš pradėjau domėtis šią temą ir vėliau pamačiau tas pačias problemas ir situacijas atsikartojančias Šimonių girioje, Verkių parke, Punios Šile, Žalioje girioje bei daugelyje kitų miškų aplink visą Lietuvą. Šaliai svarbių miškų kirtimai buvo pripažinti neteisėtais, prisidengiant sanitariniais kirtimais buvo iškirsti seni ąžuolai, lapuočiai, pušys, kurių tam tikras kenkėjas net nepuola, ir tiesiog daug grubių pažeidimų. Ir todėl nusprendžiau kažko imtis asmeniškai ir sukūriau šią peticiją, kuri jau per pirmas dienas surinko tūkstančius parašų ir labai daug visuomenės palaikymo. Labai daug žmonių patys dalinosi ir kvietė kitus pasirašyti. Ir norėčiau taip pat šią progą jiem visiems už tai ir padėkoti. Šiandien jau asmeniškai pažįstu labai daug žmonių, kurie atsirado panašioje situacijoje kaip aš, kai arti jų pamėgtame miške atsirado kelių hektarų plynė. Pradėjo klausti apie situaciją ir nerasdami atsakymų, šie piliečiai dabar jau buriasi į grupes, renka parašus, filmuoja, fiksuoja pažeidimus, buriasi, organizuoja protestus prie Seimo, tampa kirtimų leidimų išdavimo specialistais. Ir nors ši veikla nėra dėkinga, jie išeina, pasiema laiką iš darbo ir važiuoja susitikimus su regioniniais atstovais, praleidžia valandas skambindami ir bandydami išsiaiškinti situacijas. Todėl miškų tema vis daugiau matoma žiniose, visuomenės diskutuojama socialiniuose tinkluose, bet dėja pradedami prokuratūros, STT tyrimai dėl nelegaliai iškirstų saugomų teritorijų, neteisėtai išduotų leidimų ar neteisingai vykdomų kirtimų jau tampa rutina, o nebe naujiena. Tai šiandien norėčiau pakalbėti apie 3 temas: plynus kirtimus, urėdijų pavertimą akcinę bendrovę ir nacionalinių miškų susitarimą. Pirmiausia, pradėsiu nuo plynų kirtimų. Tai šiandien situacija yra tokia, kad dėl eglę puolančio žievėgraužio tipografo sanitarinių kirtimų per paskutinius metus labai išaugo, kas 21 metais buvo 1000 hektarų, 23 tapo apie 4000 hektarų. Taip pat turime aplinkos ministrą, kuris neteisingai teigia, kad eglės Lietuvoje nyksta ir reikia tikėtis, kad jos visiškai išnyks dėl besikeičiančio klimato. Tačiau nacionalinė miškų inventorizacija sako, kad eglės net nėra priskirtos nykstantiem medžiam, kaip pavyzdžiui šiuo metu yra uosis. Ir tuo tarpu 90-aisiais Lietuva jau pragyveno vieną žievėgraužio problemą ir visos priemonės su tuo kovoti miškininkams yra žinomos ir tai nėra vien plyni kirtimai. Slovėnų patirtis taip pat sako, kad 15 metais, kai pas juos išaugo žievėgraužių skaičius, jis per kelis metus buvo sutramdytas iki minimumo ir jie toliau džiaugiasi didelio miškingumo procentu.
Taip pat beveik kasmet siūloma kelti kirtimų normas. 18 metais jos jau buvo pakeltos 6 procentais. Šiemet buvo siūloma pakelti dar 3, kas buvo atšaukta įsitraukus aplinkosaugininkams. Todėl matome, kad miškų apsaugos nepakanka. Pilnai apsaugotų miškų Lietuvoje yra vos 1%, o miškai, kur plyni kirtimai galimi, šiuo metu yra 87%. Todėl visuomenė, kaip matome ir pagal peticijos palaikymą, pasisako už visišką plynų kirtimų uždraudimą, o dauguma aplinkosaugininkų bei mokslininkų sutarė, kad jie privalo būti ribojami ir bent jau uždrausti saugomose teritorijose. Kalbant apie urėdijų pavertimą į akcinę bendrovę, reikėtų labai daug kalbėti apie tiesiog verslą ir medienos verslą Lietuvoje. Šiuo metu Lietuva yra antra didžiausia medienos tiekėja IKEA ir sudaro 10% visos jam tiekiamos medienos. IKEA'os 470 parduotuvių 63 šalyse. Vėlgi aplinkos ministras sako, kad tai yra Lietuvos sėkmės istorija, nes IKEA save pristato kaip socialiai atsakinga įmonė. Tuo tarpu ši įmonė yra kaltinama ir siejama su nelegaliais sengirių kirtimais Rumunijoje, Ukrainoje, o Baltarusijoje prisipažino, kad jų tiekėjai naudojo nelegalų kalinių darbą, įskaitant ir politinių kalinių. Todėl palyginimui šiandien Sengirės fondas turi vos 118 hektarų, o IKEA priklausanti investicinių grupė jau supirko 27 000 hektarų miškų. Taigi IKEA šiuo metu valdo 220 kartų daugiau Lietuvos miškų negu Sengirės fondas. Suomių kapitalo įmonė Dasos Capital pernai taip pat buvo per savo švedų įmonės grupę Euroforest jau turėjo 15 000 hektarų miškų portfelį. Todėl norėčiau visų paklausti taip pat, ar mes pasitikime baldų korporacijomis, investicijų fondais prižiūrėti mūsų miškus ir ar turėtume to nekvestionuoti. Grįžtant prie Lietuvos miškų įmonių, medienos įmonių, VMG grupė džiaugiasi 238 milijonais pajamų 2021 metais, kas išaugo iki 328 milijonų 2022. Tai per metus išaugino savo pajamas 30% daugiau. Juodeliai taip pat džiaugiasi eksponentiškai augančiomis apyvartomis savo svetainėje, kai nuo apie 50 milijonų 20 per 2 metus išaugo iki 200 milijonų. Tai vėlgi nuo 50 iki 200 milijonų apyvartos, tai yra per 2 metus išauginta 4 kartais didesnės pajamos. Valstybinės miškų urėdijos pajamos nuo 150 20 metais išaugo iki 200 milijonų ir net 320 milijonų 23 metais, kai jų viengrynasis pelnas buvo 100 milijonų. Verslui plečiantis reikia ir naujų gamyklų, todėl pirmasis stambus kapitalo investuotojas Lietuvoje yra Vokietijos medienos plokščių įmonė Homanit, statanti 175 milijonų vertės gamyklą šalia Vilniaus. Ir kitos multimilijoninės gamyklos taip pat vyksta Akmenėje ir Marijampolėje. Deja, vėlgi, kol medienos verslas auga ir džiaugiasi puikiais verslo rezultatais, valstybinės miškų urėdijos darbuotojų nuolatos mažėja, o girininkijų skaičius nuo 470-97 sumažėjo iki 350 14 ir mažiau nei 200 girininkijų šiandien. O tai ir per, sakykime, apie 25 metus sumažėjo 60%. O visos šalies miškų inventarizacija kaip pavyzdys atlieka visoje Lietuvoje inventarizaciją atlieka vos 8 žmonės, kurie suskaičiuoja
kiek tų miškų Lietuvoje yra. Todėl visgi tokioje situacijoje vis kyla siūlymų pagal EBPO rekomendaciją valstybinę urėdiją paversti iš valstybinės įmonės į akcinę bendrovę, kaip jau įvyko su Igničiu. Tai galutinai užprogramuotų, jog urėdijos tikslas taptų pelnas, o ne miškų apsauga. Privatus investuotojai po 100 milijoninio pelno galėtų ne tik džiaugtis išmokėtais dividendais, bet ir atstovauti savo interesus urėdijų valdyboje. Valstybės interesas ginti ir apsaugoti miškus būtų galutinai sustabdytas, o pelnas, kuris galėtų grįžti į valstybės biudžetą, iškeliautų į turtingųjų investicinius portfelius. Todėl yra labai svarbu kiekvienai partijai viešai įsipareigoti, kad urėdijos pertvarkymas į akcinę bendrovę bus sustabdytas ir tiesiog palikti šią valstybės įmonę ramybėje. Ir paskutinis, apie ką norėjau taip pat pakalbėti, tai yra vis dar nepasirašytas nacionalinis miškų susitarimas. Kaip aplinkos ministerija sakė, šio dokumento turinio kūrimas vyko ilgiau nei metus, užtruko 150 įvairaus formato renginiuose ir galutinį susitarimų tekstą formavo 9 teminės grupės. Tačiau šio dokumento nepasirašymas tai yra liūdnas požymis, kad valdžioje trūksta ryžto atstovauti visuomenės nuomonę ir ginti bei saugoti šalies miškus. Ar bent mažiausiai tai yra nuspręsti dėl bendros miškų vizijos. Ir pabaigai norėčiau dar pasakyti, kad po kelių tiesiog kaip asmeniniai motyvacijai, tai dėl ko sukūriau šią peticiją, tai buvo dėl to, nes aš po kelių gyvenimo metų Anglijoje, kur į gražų mišką nuvažiuoti ar tiesiog į mišką nuvažiuoti yra gan sunki problema ir reikia keliauti daug laiko, kol tai pasieksi. Tai tiesiog per tai atėjo suvokimas, kokia įspūdinga ir unikali Lietuvos gamta yra ir kaip mes turime atsakomybę ir ją saugoti. Nes daugelis vakarų Europoje net negalėtų pasvajoti apie tokią gamtą, kokią mes šiandien turime. Deja, aš šiandien turbūt nebūčiau čia, jei miškų problema būtų vien tik tai žievėgraužis tipografas, ar vien tik tai besaikiai plynieji kirtimai, ar vien tik tai eksponentinė verslo plėtra, ar vien tik tai politikų siūlymas urėdijas keisti akcinę bendrovę, ar vien tik neteisėtai išduodamų kirtimų leidimų problemos ir problema, kaip juos atlieka. Jei būtų nors viena iš šių problemų, o ne jos visos kartu, turbūt aš nebūčiau parašęs šios peticijos ir čia šiandien nesėdėčiau, bet deja turime situaciją, kai visos šios problemos egzistuoja vienu metu ir aš kaip daugelis lietuvių esam susirūpinę ir norime sprendimų gamtos išsaugojimo link. Todėl kviečiu visus pasirašyti peticiją ir Seimo narius taip pat norėčiau paraginti pasirašyti nacionalinį miškų susitarimą. Ačiū. Ačiū, man taip kviečiu pratęsti Sąjūdžio Lietuvos miškus. Tik tai garsą. Tik tai garsą dėkit, neskundžiasi, kad garsas biški. Sveiki, gerbėmieji. Na, miškas visą laiką buvo lietuvio laimės ir stiprybės simbolis. Jeigu žiūrėti mūsų tautos istoriją, tai jau 16 amžiuje valstybė pradėjo rūpintis miškais, buvo priimtas girininko įstatymas ir visą laiką vyko kova dėl miškų. Kai Lietuva buvo Rusijos imperijos sudėtyje 1795–1915 metais, tai mūsų poetas Maironis rašė, kaip yra nyku žiūrėti į mūsų suniokotas girias. Po Antro pasaulinio karo Lietuvos miškų buvo belikę tik 20% teritorijos. Ir štai atėjo 2017 metų Liepa ir viena politinė partija rodė didžiulį pavyzdį su gražiu pavadinimu Valstiečių žaliųjų sąjunga, kad būtina pertvarkyti miškų urėdijas, kurios dirbo labai pelningai, turiu pripažinti iš karto. Tai buvo profesoriaus Antanaičio pirmojo
miškų ūkio ministro kūrinys ir jisai pratęsė 1918 metų tradicijas, kai susikūrė Lietuvos valstybė, buvo įkurtos urėdijos, tam tikri padaliniai, kurie prižiūrėtų tam tikrose teritorijose esančius miškus. Iš tikrųjų, tuo metu, jeigu jūs prisimenat 2017 metus, kova vyko labai arši, miškininkai buvo šmeižiami, buvo vadinami vagys, nusikaltėliais. Vis tik reikia dabar šiandien pasakyti, kad šita reforma iš esmės nepasiteisino. Tai buvo korumpuotų politikų, korumpuotų medienos perdirbėjų įtaka visam Lietuvos Respublikos Seimui. Seimo pirmininkas tuometinis Viktoras Pranckietis, kai tūkstančiai žmonių atvažiavo protestuoti, sakė: jūs nebijokite, niekas šito įstatymo nepriims, palauksim rudenį, išdiskutuosim su mokslininkais, su visuomenė. Deja, po keletos dienų tuometinio ministro pirmininko iniciatyva Sauliaus Skvernelio buvo priimtas įstatymas. 17 metų pabaigoje susikūrė Sąjūdis už Lietuvos miškus, susirenka 400 žmonių Raudondvaryje ir to paties profesoriaus Antanaičio iniciatyva aš tampu pirmininku ir mes padarėm du didžiulius darbus. Pirma, mes surinkom Seimo narių parašus ir kreipėmės į Konstitucinį teismą. Šita reforma yra neteisėta. Konstitucinis teismas pripažino, kad šita reforma yra neteisėta. Antrą dalyką, kurį mes padarėm, mes apribojome miškų supirkimą užsienio kompanijų. Mes turim apie 880 tūkstančių hektarų privačių miškų ir visus jos galėjo supirkti vienas užsienio pilietis. Kai mūsų iniciatyva buvo, Seimas priėmė šitą įstatymą, prezidentas vetuoja. Sunku patikėti, kad Lietuvos Respublikos prezidentas, kuris gina mūsų konstituciją ir kurios 47 straipsnis sako, kad miškai išimtinė teisė priklauso Lietuvos Respublikos nuosavybei. Jisai vetuoja tą įstatymą. Paaiškėja, kad švedų ambasada daro didžiulį spaudimą prezidentūrai. Prezidento patarėjas Neverovičius pripažįsta, kad taip, švedai skambino, švedai konsultavosi. Ir dabar, ką kalba gerbiama peticijos autorė, rodo aiškiai, kaip švedai valdo Lietuvos miškus. Labai aiškiai galima šiandien pasakyti, kad tai yra didelė grėsmė ir nacionaliniam saugumui. Kaip vyksta šitie procesai? Didžiulį darbą dirba privačių miškų asociacija, kuria įvairius fondus ir šie perduoda švedam tuos miškus. Perduoda pilną tą žodžio prasme, parduoda. Aš prieš kurį laiką pasidomėjau vienos uždaros akcinės bendrovės, kuri vadinasi labai skambių pavadinimų, berods Silvestika Green Forest Joine. Kiek jie uždirba pelno? Pasirodo, 2022 metais šitą įmonę uždirbo 30 milijonų pelnų. Kiek dirba žmonių? Pasirodo, nei vieno žmogaus. Ar galime įsivaizduoti, kaip dirba mūsų valstybės institucijos, kurios visiškai nesirūpina, kas čia vyksta šitoj mūsų mažoji šalyje? Ir grįžtant prie tų įstatymo priėmimo, šiandien labai aiškiai parodo, kad šitas įstatymo priėmimas nepasiteisino, kad miškai buvo palikti be priežiūros. Ir aš noriu šiandien pacituoti valstiečių žaliųjų lyderį Ramūną Karbauskį, ką jis pasakė 2017 metais kovo mėnesį. Kad mažiausia grandis, tai yra girininkija, išliks visi girininkai. Atlyginimai padidės 1,5 karto. Praėjusių metų spalio mėnesį Sąjūdis už Lietuvos miškus gauna atsakymą, kad iš 332 girininkijų liko tik tai 192. Girininkijose dirba 93%. Vadinasi, net visi etatai nėra užpildomi. Tai kodėl žmonės nesiveržia į tą girininko pareigas? Vakar kalbėjau su buvusiu Telšių urėdijos girininku Petru Budvyčiu.
Jisai sako, kad jo atlyginimas buvo 1100 eurų į rankas. Ką dabar uždirba girininkas? 1200–1300 eurų. Tai reiškia, kad tai buvo labai įžūlus politikų melas. Ir tų miškininkų iki šiol niekas neatsiprašė. Kokie buvo, aš noriu dar kartą priminti, kokie buvo įžeidimai, kad vagiama mediena. Tuometinis ministras pirmininkas sakė, kad didžiuliai kiekiai išvežami iš miško, neapskaityti ir panašiai. Sąjūdis kreipėsi į vyriausybę, į aplinkos ministeriją. Deja, tų faktų taip ir nebuvo pateikta. Kaip pati elgėsi vyriausybė prižiūrėdama miškus, didina 6% miškų kirtimo normą. Ir tai padaro per 25 sekundės. Susirenka ministrų kabineto nariai, kaip šiandien jūsų spaudos konferencijai. Ministras pirmininkas klausia, ar turite pastabų? Nei vienas tų pastabų neturi. Ir visi pritarė. Kertam toliau tuos mūsų varganus miškus. Ir kitas klausimas, kai iki šiol yra deklaruojama, kad miškų nesumažėjo. Tai klausimas, kam reikia mažinti girininkijas? Kam naikinamos girininkijos? Kodėl iki šiol neužpildomi etatai, jeigu iš tikrųjų ta padėtis nesikeičia? Mes nekartą kalbėjom apie tai, kad dėl plynų kirtimo atliko Vilmorus apklausą dar 2018 metais. 10 Lietuvos Respublikos piliečių, iš 10 Lietuvos Respublikos piliečių 8 pasisakė, kad reikia Lietuvos miškus nebekirsti plynai. Net 9 iš 10, kad reikia mažinti Lietuvos miškų kirtimą. Kokia šiandien situacija, jūs puikiai žinote. Tai tiek mano būtų įžanginėme žodyje. Ačiū Jums labai. Ačiū. Toliau viešojo intereso gynimo fondo vadovas, advokatas Saulius Dambrauskas. Sveiki, ačiū, kad domitės tema. Aš sugrįšiu prie pačios turbūt peticijos temos. Kaip gerbiamas Gintautas minėjo, miškininkystė iš tikro Lietuvoje turi ilgametes tradicijas. Mes prisimenam nuo garbaus Povilo Matulionio, kuris prieškaryje suformavo visą miškininkystės mokslo pagrindus, įkūrė Lietuvos žemės ūkio akademiją, kuri ruošia miškininkus taip pat, kuri taip pat man teko garbė mokytis beje pakankamai daug metų miškininkystėje, todėl turbūt artimai miškai susisiejo su manimi. Ir vėliau atėjus sąjūdžiui vienas iš svarbių lyderių, tai buvo Vaidotas Antanaitis, kurį taip pat Gintautas minėjo, iškilus mūsų miškininkas, miškų katedros vedėjas, kuris iš tikro tuo metu kilstelėjo tą miškininkystės kartelę į pakankamai aukštą lygmenį, deja, nuo kurio mes šiandieną per daugelį metų jau po truputį leidžiamės žemyn. Taigi šiuo atveju aš neminėsiu tos valstybinės reformos, kuri įvykdyta miškuose. Galbūt šiai dienai yra svarbu tai, ar vis tik tai valstybės miškų urėdijos pavertimas akcinę bendrovę, kokią tai galėtų turėti įtaką būtent šiame kontekste, kada Lietuvos miškininkystė visada turėjo tam tikrą svarbų aspektą, tai yra rūpintis ne tik medienos gavybą, tačiau kartu apėmė ir aplinkos apsaugą, tai yra atrasti tą harmonišką pusiausvyrą tarp visuomenės ir gamtos, kadangi miškų sąjunga visada ateinantis karai, ateinantis svetimieji, o kada Lietuva vis tik tai įgijo savo valstybingumą, jinai ėmė rūpintis jais ir ieško šioje vietoje balansą. Tai yra, mes visi suprantame, kad turi būti medienos tiek paimama iš miškų, kiek jos yra užauginama, mes siekiame, kad miškų kiekis didėtų. Taigi mes visi šiame kontekste vilėmės, kad štai pasaulis eina tam tikrų pažangos kelių, atsisako tam tikrų formų, ūkininkavimo formų, kurios yra per daug drastiškos. Mes žinome, kad turbūt pradedam drausti šunis rišti, ar ne? Netgi gyvulininkystėje atsiranda tam tikrų atsisakymų, tam tikrų priemonių drastiškų, kurios daro ir šią ūkio formą labiau humanišką, tai yra teisinga, nes tai yra pažangos kelias. Mes visi siekime, kad tam tikri energetikos resursai būtų
surenkami būtent pažangesniais būdais, atsisakant vėlgi aplinkos teršimo, tai yra valstybės remia ir visuomenės remia būtent tokias ūkininkavimo formas, kurios užtikrintų labiau humanišką ateitį mums ir mūsų vaikams. Tai yra ne tik mums, bet ir mūsų vaikams. Ir va štai šiame kontekste plynieji miško kirtimai vis tik tai mes vis labiau girdime, kad jie susiduria su didesniu visuomenės prieštaravimu. Mes visi suprantam turbūt, kad plynieji kirtimai kaip viena iš medienos gamybos rūšių yra turbūt pati drastiškiausia, greičiausia, tačiau tai yra tik viena iš pagrindinių medienos gamybos rūšių. Ir nėra ginčų, kad būtent plynaisiais kirtimais yra drastiškiausiai sunaikinama būtent visa miško ekosistema. Mišką miškininkai ir ekologai ir gamtininkai, visuomenė mes visi suvokiame kaip tam tikrą bendrą gyvybės visumą, esančią tam tikroje ekologiniai pusiausvyroj. Taigi šiuo atveju plynaisiais kirtimais, kurie, kaip žinote, turbūt yra biržės yra iki 8 hektarų, būtent kertamos vienu metu. Dažniausiai tai atlieka sunkiagabaritinė technika, kuri suardo visą paklotę. Faktiškai tą vietą padaro gyvūnams nebegyvenama tam tikrą laikotarpį. Ekosistema tam, kad atsistatytų, jai reikia pakankamai daug laiko vėliau. Jinai vis tik yra naudojama kaip pati greičiausia medienos gamybos rūšis. Tačiau būtent ši rūšis, va štai, kaip minėjau, tos tausojamosios miškininkystės kontekste ir aplinkos apsaugos kontekste, jinai jau tampa mus kaip žmonės žeminančią medienos gamybos rūšimi. Kadangi tai tas pats, kaip aš minėjau, įvairios priemonės, kurių visuomeniai teko per tam tikrą laikmetį atsisakyti. Aš manau, kad plynųjų kirtimų jie šiai dienai jų galbūt idėja dėl jų atsisakymo yra labai tokia drastiška, atrodo, ūkiui. Tačiau anksčiau ar vėliau, man atrodo, taip kaip buvo atsisakyta spraudinti žuvis, tarkime, ežere, manau, taip pat turi būti prieita ir prie plynųjų kirtimų uždraudimo, kaip tam tikros priemonės, kuri vis tik tai žemina žmogų kaip kultūros žmogų, kaip kultūros asmenį, tai yra asmenį kūrentį kultūrą. Todėl aš manau, kad vis tik tai peticijos autoriai būtent ir siekia atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra žmogiškąją dimensiją. Ta prasme, Lietuvoje plynieji kirtimai vis tik tai egzistuoja kaip vis tik tai žmogiškąją dimensiją nebetitinkančią ūkio rūšis, ta prasme, kaip medienos gamybos rūšis. Ir mes būtent apie tai ir norime kalbėti. Ne apie tai, kad, tarkim, plynieji kirtimai kaip medienos rūšis yra vis tik tai greičiausias būdas paimti medieną iš ypač ūkinių miškų fone. Tačiau kaip į rūšį, kuri vis tik nebetitinka šiuolaikinio kultūringo žmogaus būties. Tai tiek. Ačiū. Dabar apie tai, kokių priemonių turintis vyriausybė, kokios galimybės ir atsakomybė, kviečiu komentuoti Seimo narį Tomą Tokienę. Dėkoju. Aš išskirčiau dvi pagrindinės kryptis. Pirma, tai, ką mes galim padaryti dabar, toj pat, nekeičiant miškų įstatymo, taip sakant, nuskinti žemai kabantį vaisių ir nešti esminį pokytį į miškų situaciją. Tai valstybė valdanti miškus, nes kone pusė miškų yra valdoma valstybės, gali pati sutikti gauti mažiau pelno vardan miškų saugojimo. Tai yra administracinio sprendimo klausimas. Kaip tai padaryti teisiškai, nes iš tiesų iki šiol, aš čia sutinku su pranešėjais, iki šiol ta kryptis buvo į pelno gavimą, į maksimalią konkurenciją su privačiais miškų kirtėjais ir toje konkurencijoje valstybei puikiai sekasi, įgauna labai daug pelno, per pastaruosius metus užaugo pajamos dar 17%, nors
saugomų miškų be rezervatinių plotai mažėja ir visuomenė aiškiai rodo, kad nori keisti. Tai pavasarį Seime tikrai yra labai įvairiose frakcijose yra pakankamai žmonių, kurie susirūpinę dėl peticijų keliamų klausimų, tiesiog galima priimti aiškiai rezoliuciją, aiškiai parašyti, kokią kryptį miškininkystės valstybė, ne įmoniai turėtų, kokia kryptis turi būti vykdoma. Ir taip pat galima toje rezoliucijoje užsiminti, kad nereikia juokauti ir jokių akcinių bendrovių čia daryti nereikia. Jokio mandato akciniai bendroviai per rinkimus nei dabartinis ministras, nei praeita, nei dabartinė vyriausybė negavo. Tai visą tai galima surašyti ir aiškiai priimti Seime dar šį pavasarį ir, pavyzdžiui, nutraukti plynuosius kirtimus saugomose teritorijose, valstybinėse miškuose. Tai yra ten, tose miškuose, kur valdo valstybė. Tai niekaip nepaveiks privačių miškų interesų savininkų ir tai galima padaryti vienu administraciniu sprendimu. Tik tai tiesiog reikia Seime susitarti, kad taip sutinkame gauti mažiau pelno. Taip sutinkame, kad miškų saugojimas yra svarbesnis negu konkurencingumas dėl medienos rinkos ir panašiai. Tai yra sunkus sprendimas, bet labai įmanomas, turint tokį gerą visuomenės spaudimą ir tokia rezoliucija Seimui bus pateikta pavasarį. Žiūrėsim, kaip jai seksis būti priimtai ir to iš esmės teisinių pagrindų pakaktų pakeisti būtent valstybinio ūkininkavimo kryptį. Kalbant apie visus miškus bendrai, žinoma, reikia keisti miškų įstatymą. Čia ministerija trypčioja, buvo kalba, kad jau sausį mes matysime, buvo kalba, kad praeitoj sesijoje mes matysime naują miškų įstatymą, kuriame bus atliepti pagrindiniai visuomenės lūkesčiai, tai yra leisti didinti antros grupės miškų plotą, uždrausti tos pačius plynuosius kirtimus saugomas teritorijose apskritai, ne tik tai valstybiniuose miškuose, kur aš kalbėjau apie tą paprastą sprendimą ir greitą administracinį, bet būtent jau kalbant ir apie privačius miškus. Įsteigti miškų tarybą, kurie būtų balansas tarp aplinkosaugos intereso ir to ūkinio intereso, nes dabar to balanso nėra jokioj konsultaciniai taryboje prie ministerijos. Aišku, nereikia naikinti mokesčių nuo apyvartos, nereikia naikinti nuosavybės valdymo ploto apribojimo 1500 hektarų, bet dabar vyriausybė trypčioja vietoje ir ypač po to, kai ūkininkų protestuose dar mes ir miškovežių matėm sudalyvavo, tai vargu ar vyriausybė atsiras valios. Todėl ta diskusija bus labai aštri ir žinoma, mes siūlysim tuos sprendimus, kuriuos aš ką tik pavardėjau, kurie būtini dabar pat padaryti, tam, kad bent iš dalies peticijos reikalavimai būtų įgyvendinti. Bet aš negaliu garantuoti, kad tokie sprendimai dėl miškų įstatymo pokyčio bus priimti. Gaila, kad Seimui nepakako kelių balsų, mes būtume paskelbę referendumą dėl tos aiškesnės, žalesnės krypties miškų politikos, atliepiant ir peticijos reikalavimus. Ir jeigu būtų referendumas, tai tiesiog mes išvengtume to karo Seime, kuris niekur neveda. Mes matom iš nacionalinio miškų susitarimo, kad dėl esminių, dėl krypties, dėl vektoriaus, kad labiau saugoti nesusitarta, partijos iš vis nepasirašė to susitarimo. Ir aš abejoju, kad dabartiniai vyriausybei užteks ryžto priimti pažangesnį įstatymą, bet viltis miršta paskutinė ir mes laukiam. Aš kaip aplinkos komiteto narys laukiu to įstatymo, kurį žadėjo ministras ir matysim, kas jame parašyta. Dabar viskas yra vyriausybės rankose. Paskutinę mintį noriu pasakyti apie Konstituciją ir jos raidę. Kodėl neateina tas pažangusis miškų įstatymas? Nes, kaip teisingai sakė prelegentai, Miškų savininkų asociacija iš karto deda ant stalo nuosavybės argumentą, jūs kesinatės į nuosavybės teises, tada mokėsit mums kompensacijas, o kompensacijos kainuoja 100 milijonų ir taip sustoja daugelis diskusijų, kur
žmonės nenori eiti į detalės. Bet aš tiesiog noriu priminti Konstitucijos 53 straipsnį, kuriame yra, cituoju, parašyta, valstybė ir piliečiai privalo rūpintis natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos, augalijos, atskirų gamtos objektų, ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūrėti, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Konstitucijos raidė. Toliau seka sakinys, įstatymų draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją. Tai diskusija apie privačių miškų saugojimą didesnė, apie griežtesnius ribojimus taip pat galima. Aš tik tai norėčiau papildyti, kad nežinau, kaip ponas Tomilinas vertina aplinkos ministerijos darbą kaip Seimo aplinkos komiteto narys. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad šitas nacionalinis susitarimas, kuris turėjo konsoliduoti ir visuomenę, ir politikus, ir mokslininkus, patyrė visišką fiasko. Naujasis įstatymo projektas, kurį dabar Gentvilas rodo ir kurį kviečia neva visuomenės grupėm, kas ten yra du momentai. Pirmas momentas, kad daugiau bus saugomi antros grupės miškai. Bet vėlgi, įstatymė numatyta, kad tuos miškus nustos kirsti tik 27 metais. Vadinasi, jeigu šiemet priims, dar 5, 6, 7 metai lieka kirtimui. Tai kodėl šitaip? Tai iš karto įstatymų įsigaliojo jums. Priimkit sprendimą, kad nebekirsti, nebelysti. Niekas iš Seimo aplinkos komiteto irgi nebuvo aiškios pozicijos. Kodėl mes leidžiam kirsti miškus visais metų laikais? Per paukščių perėjimą. Kodėl mes leidžiam rudenį važiuoti tai technikai, kuris sveria 20 tonų, dar 20 tonų pakrauna medienos ir vežam per mišką, per paklotę. Kiek žūna augmenijos, kiek žūna tų gyvulėlių, gabalėlių, tų vabalėlių. Klausykit, aplinkos komiteto narys apie tai nekalba. Kodėl aš šiandien taip galbūt oponuoju jį? Todėl, kad negalima šitaip elgtis. Ir dabar ta ministerijos kova panaikinti 1500 hektarų normą, kad negalima daugiau parduoti. Ką tai rodo? Tai rodo didžiulį medienos perdirbėjų suinteresuotumą, kad būtų galima pirkti miškus tiek, kiek mes norim, kiek turim pinigų ir panašiai ir panašiai. Ar dar norėsite papildyti vienas kitą, ar laikas Jau reikia klausimams? leisti klausimą. Tai aš galbūt trumpai paminėsiu, turbūt daug kas girdėjote, kad gruodžio 6 dieną yra priimtas labai svarbus išplėstinės teisėjų kolegijos išaiškinimas, būtent susijęs su pagrindiniais kirtimais saugomose Natura 2000 teritorijose. Situacija šiuo metu yra tokia, turbūt irgi daug kas išgirdo, prieš keletą dienų Valstybinė miškų tarnyba paskelbė, kad jinai nestabdys leidimų, kurie yra išduoti iki gruodžio mėnesio. Žinoma, šita žinia yra šiek tiek šokiruojanti. Procedūriškai ta situacija buvo štai kokia. Būtent pralaimėjusi bylą Valstybinė miškų tarnyba ir Valstybinių miškų urėdija kreipėsi į teismą, prašydami teismo išaiškinti, ar jie turi teisę stabdyti leidimus, kurie buvo išduoti iki šio teismo sprendimo išaiškinimo. Teismas atsisakė tokį išaiškinimą teikti, tai nurodydamas, kad jis neteikia konsultacijų. Tai buvo logiškas, teisingas teismo atsisakymas patenkinti prašymą. Taigi, toks atsisakymas buvo interpretuotas kaip tarsi jiems suteikta žalia šviesa, nestabdyti tokių leidimų. Tačiau noriu pabrėžti, kad kokia situacija teisinių požiūrių susikloščiusi. Įstatymas, kurį neteisingai taikė valstybės tarnybos, galioja apie 20 metų. Ir jos jį taikė visą laiką iškreiptai. Gruodžio 6 dieną joms buvo paaiškinta, kad šis įstatymas turi būti taikomas, kaip jisai turi būti teisingai taikomas. Tai yra tai, kad turi būti reikšmingumo išvada gauta dėl tokios ūkinės veiklos, kuri vykdoma Natura 2000 teritorijoje. Visiškai logiškas sprendimas susijęs su tuo, kad jeigu mes nusprendžiam saugoti tam tikrą teritoriją, tai norėdami vykdyti kažkokią drastišką ūkinę veiklą, turbūt turim gauti išvadą, kad saugomom vertybėm tai nepakenks tokia ūkinė veikla. Iki tol aplinkos ministerija laikėsi pozicijos, kad to prašyti neprivalo.
Taigi, esant tokiam išaiškinimui, susiklosto situacija, tai yra institucinė pareiga, būtent institucijų pareiga, sužinojus apie tai, kad leidimai išduoti neteisėtai, imtis tokių priemonių, kaip esant tokiai situacijai. Tai yra, kada paaiškėjo, kad išduodant leidimą buvo pažeistos privalomos procedūros. Taigi reikia žiūrėti tų algoritmų, kurie privalomi administracijom institucijom paaiškėjus tokiom aplinkybėm ir jas vykdyti, tos algoritmus. Tai yra tai, kas buvo padaryta nuo pat pradžių. Pradžioje imtasi priemonių, tai yra sustabdyti visi plynieji kirtimai ir tai teisingas žingsnis. Ir toliau turėjo būti peržiūrėti šitie leidimai, įpareigojant atlikti trūkstamas procedūras, kurios nebuvo atliktos juos išduodant. Šiuo atveju pasirinktas kitas kelias, tai yra nuspręsta tai, kad maždaug jeigu iki tol mes išdavėm neteisėtai leidimus, tai galbūt tą, ką išdavėm neteisėtai, gal ir išpjaukime. Nors visiems aišku, kad dabar iki tol, daugelį metų buvo vykdoma, tokie leidimai buvo išduodami neteisėtai. Tai aš manau, kad toks požiūris netitinka valstybės funkcijų, lygiai netitinka ir konstitucinės doktrinos nuostatų apie, štai cituotą, pareigą saugoti tiek valstybei, tiek ir piliečiams aplinką ir miškus ir gamtą. Tai tokiu atveju aš manau, kad dabartinė situacija, žinoma, irgi yra viena iš paskatų, dėl ko mes kviečiame peticiją pasirašyti, siekdami atkreipti dėmesį būtent į plynųjų kirtimų kaip drastiškų, tai yra nepriimtinų kirtimų formą, galinčią suvaldyti tiek saugomų teritorijų problematiką, tiek ir bendrą miškininkystės plėtrą. Ar būtų klausimų? Tai lapkričio mėnesį buvo mitingas prie Seimo, kuriame iš esmės žmonės mitingavo dėl tų pačių klausimų. Ir tuo metu aplinkos ministerija teigia, kad yra inicijavusi miško kirtimų taisyklių pataisas, kuriom iš esmės tie sanitariniai kirtimai dėl užsikrėtimų būtų atliekami, būtų nukertami tik tie medžiai, kurie serga. Tai norėčiau paklausti, ar tokios pataisos užtektų? Ar jūs norit, kad visiškai uždraustų sanitarinius kirtimus? Trumpai paaiškinti, neina kalba apie sanitarinių kirtimų uždraudimą. Mes nepainiokim dviejų dalykų. Tai yra, kada kirtimai yra pagrindiniai kirtimai, tai yra, tarkim, plynieji, atrankiniai ir atvejiniai kirtimai. Šiuo atveju, kada mes eina kalba apie sanitarinius kirtimus, taip, sanitariniuose kirtimuose iki šiol yra numatyta viena iš kirtimų rūšių, tai yra atrankiniai ir numatyti plynieji kirtimai esant situacijai. Tai šiuo atveju plynųjų kirtimų atsisakymas yra kaip formos atsisakymas, tai nereiškia, kad yra atsisakoma gydyti mūsų miškus. Tik tai švelnesnė forma. Gal netaip suformuoju, aš tą ir turėjau omeny, kad ar užtektų, kad tose teritorijose nebūtų atliekami tais atvejais plynieji kirtimai, o tiesiog būtų tik tie medžiai iškirsti. Jeigu tai priimtų šitas taisyklių pataisas. Aš gal papildysiu atsakymą, jeigu galima, ne. To akivaizdžiai nepakaktų, nes visuomenės susirūpinimas prasideda nuo saugomų teritorijų kaip tokių. Jų yra didžiuliai plotai ir kol kas mes jų nesaugom pakankamai ir plynai kertam juose. Šimonių giria, Labanoras ir kitur ten yra taip pat plynai kertama, taip pat valstybės rankomis, net nekalbant taip apie privačius kirtimus, bet ir valstybė jokio pavyzdžio gero nerodo. Štai mano rankose yra Europos parlamente išleista studija tvari miškininkystė Europoje ir ten yra statistika, kad mes kartu su Latvija ir Airija esam tarp labiausiai plynuosius kirtimus taikančių valstybių Europoje. Virš 90%, aš galiu klysti, bet ten apie 90% miškų gali būti kertami plynai. Tai yra labai dideli skaičiai ir būtent to peticijos autoriai ir nori pakeisti. Pirmiausia, saugomose teritorijose, ten, kur mes ir nusprendę kaip visuomenės labiau saugoti miškus. Ten tas tvarus ūkininkavimas gali būti pirmiausia pradėtas taikyti. Ir kai mes kalbėjom Seime apie tą, ką jūs paminėjot, tai gerai, tas pasiūlymas sanitarinius kirtimus vykdyti taikliau yra geras. Tačiau tuo pat metu diskusijų Seime per mano inicijuotą komiteto posėdį išaiškėjo, kad yra daugybė nelegalių kirtimų vyksta, tiesiog be leidimų.
Ir tai yra didžiulė problema. Tada mes kalbėjome apie 3 atvejus Šimonių girioj, o paskui po mėnesio paaiškėjo, kad yra 20 atvejų Aukštaitijos saugomose teritorijose. Na, tai didėja eksponentiškai net nelegalių kirtimų atvejų. Tai šis yra svarbiausia. Dar aš paminėsiu, kokia peticijos teisinė reikšmė. Tai yra surinkus tam tikrą peticiją, tai tiesiog privalo būti apsvarstyta tam tikrų valstybės institucijų. Taigi tokiu atveju tai nereiškia, kad tie plynieji kirtimai bus uždrausti. Esmė yra tame, kad visuomenė nori atkreipti dėmesį į skaudulį. Ir mes manome, kad šitą skaudulį reikia paversti būtent diskusijų darbotvarkės dalyku. Aš tokias peticijos palaikymui, tai tokią frazę pasakysiu, kad mes laikome gaisrą miške nelaimę, o vienas kirtimas yra didesnė nelaimė negu gaisras. Nes gaisro atveju miškas gauna taršas ir taip toliau, taip toliau. O antras, tai man labai įdomu, yra tai, kad reguliuojant kirtimų normas yra remiamasi mokslininkų argumentacija. Mokslininkai remiasi į statistiką. Inventorizaciją atlieka dabar, kaip sužinau, 8 žmonės Lietuvoje miškų inventorizaciją. O pavyzdžiui, miškų kadastras su žemės kadastru visiškai nesutampa. Reiškia, tai jau yra, kad tai yra jau iškreipta statistika, kad miškų yra koks skaičius yra nežinomas realiai. Čia net pagal savo sklypą, aš galiu pasakyti, mano dokumentuose yra visiškas nesutapimas, yra kiek aš turiu žemės, kiek aš turiu miško. Tai ką tai reiškia? Reiškia, statistika yra neteisinga o jeigu mes, pavyzdžiui, kertam 1% ar 2%, tai yra 1% tai miškas prieš 100 metų atsikurs, 2% reiškia, po 50 metų mes neturime miškų. Tai ar čia nėra tai, kad tai piktybiškai daroma, kad tai ta statistika būtų neteisinga? Tai galėtume kalbėti iš kur? Aš manyčiau, jeigu ne šios kadencijos, tai kitas kadencijos Seimas vis tai turi grįžti prie miškų valdymo. Ir aiškiai šiandien matome, kad viena valstybinė miškų urėdija nesusitvarko su jai iškeltais uždaviniais. Ir, pavyzdžiui, jeigu miškų tarnyba išduoda leidimus ir paskui sako, nepykite, didelis krūvis, kad mes tą leidimą išdavėm, tai čia aiškiai rodo, kad valstybės institucijos nesugeba kontroliuoti šitų procesų. Aš jums jau minėjau dėl girininkijų naikinimo. Kodėl jos taip sparčiai yra naikinamos? Todėl, kad mažėja miškų plotai. Tai yra visiems akivaizdu. Ir Sąjūdis už Lietuvos miškus ne kartą sakė, sustokim, įsivertinkim situaciją, kiek iš tikrųjų mes beturim tų miškų. Deja, to niekas nedaro, tie kirtimai vyksta toliau. Ir be abejo, vienas iš tų klausimų, kuriuos keliame mes Sąjūdis už miškus, kaip regionuose atkurti urėdijas, arba tam tikrus padalinius, kurie turėtų visišką teisę tvarkyti jai priskirtus miškus, arba galvoti, kaip tada perduoti savivaldai, bendruomenėm. Pavyzdžiui, Austrijoje galima kirsti tik tai 0,5 hektarų. Jeigu yra kertamas didesnis plotas, privalu gauti bendruomenės sutikimą. Ir šiandien nei Šimonių girios bendruomenė, nei peticijos autoriai, nei mes su Saulium neapsaugosim tų Lietuvos miškų. Tai yra iš tikrųjų didžiulės jėgos, didžiuliai poreikiai. Ir kaip ką aš minėjau su Švedijos investicijom, tai iš tikrųjų yra grėsmė ir nacionaliniam saugumui. Aš dar turiu klausimą Saulių. Tai jeigu miškų tarnyba nusprendė ir paskelbė, kad jie toliau kirstas Natūra 2000 teritorijas tose vietose, kur tie leidimai išduoti iki gruodžio 6 dienos, tai ką daryti žmogui, pavyzdžiui, jeigu jisai mato, kad kerta tas teritorijas? Gal būtų kažkokie praktiniai patarimai ir apskritai, kaip stabdyti šitą savivalę? Savivalę šitą stabdyti, tai vis tik tai veiksmingiausios yra politinės priemonės. Nors apie teisėkūros pokyčius aš esu labai skeptikas šiuo požiūriu. Aš manau, kad galima daug dešimtmečių vartyti įstatymą stalčiuose ir nepasiekti rezultato tokio, kurį man pavyko pasiekti, tarkim, vyriausiam administraciniam teisme išplėstinės teisėjų kolegijos, kuri vis tik nustato tam tikrą labai aiškę, kaip sakant, tolimesnę plėtros štai formą. Tai šiuo atveju aš manau, kad viena iš formų galbūt yra bandymas inicijuoti naujų civilinių procesų ar administracinių procesų, bet šiuo atveju tai dar yra tikrai eigoje, nes man atrodo, kad aš turiu tokią vieną idėją, kad galbūt teikti reikalavimą stabdyti šitos kirtimus
būtent valstybiniai tarnybai ir jų atsisakymą ginčyti teismui vėliau, bent jau tam, kad mes galėtumėm išsiaiškinti, ar tokie veiksmai buvo teisėti, tai yra atsisakymas stabdyti tokių veiksmų ir nevykdyti procedūrų. Kaip aš sakiau, esant tokiai situacijai, kada paaiškėja, jog leidimai išduoti neteisėti, netlikus privalomų procedūrų. Tai šiuo atveju toks procesas galbūt galėtų parodyti, kas yra kaltas tame procese, vien tik tai dėl atsakomybės ateityje. Šiuo atveju aš, žinoma, žmonės, kurie supranta štai apie tą miškų, kiek mes kalbėjome dabar tik, tai reikia suprasti, kad miškas, kuris yra iškirstas, irgi vadinamas mišku. Ir todėl pas mus miškų nemažėja. Ir netgi kartais daugėja. Tačiau turim suprasti kitą dalyką, pasiūlykit savo vaikams paprastą žaidimą, kurio aš neatsakysiu pabaigos, bet jūs paklauskite jų štai vieno klausimo. Tai yra, ką geriau užsisakyti šeimai, ar 50 cm pizzą, ir kiek joje telpa 30 cm pizzų, ir kiek joje telpa 20 cm pizzų. Ir aš jums paaiškinu, kodėl aš tą užduotį jums duodu, jūsų vaikams. Todėl, kad mediena gamina brazdas. Tai yra tas, kuris tarp žievės ir medienos. Tai yra apskritimo ilgis. Taigi kiekvienais metais didėjantis apskritimo ilgis didina mūsų medienos prieaugį ateinančiais metais. Ir kada mes kertam jaunesnius, plonesnius medžius, mes tiesiog vagiam medieną iš savo ateities kartų. Todėl aš nemanau, kad čia yra kažkoks piktybiškumas. Tiesiog aš manau, kad tai yra greiti sprendimai, siekiant gauti šiandien pelno, negalvojant apie tai, kad, galbūt galvojant apie tai, kad nauja valdžia tai yra ne mano rūpestis ir naujos valdžios rūpestis apie gauti kaip pelną jau bus jos rūpestis. Tai man atrodo, tai vienadieniai sprendimai, bet jie netitinka mūsų tos tautinės savimonės, man atrodo, patriotinės valstybinio mąstymo, kada mes turėtumėm galvoti apie ateities kartas. O jeigu praktiškai, žmogui, jeigu stabdyčiau kirtimus, ar man kvies policiją, jeigu aš matau tokį atvejį, ar ką daryti tiesiog praktiškai būnant pačiam miške? Ne, jeigu yra išduotas čia ir dabar. Jums policija nieko nepadės. Šiuo atveju, jeigu patikrins, ar leidimas galioja ir turbūt konstatuos, kad vykdoma jokia veikla yra teisėta. O jeigu jūs bandysite kreiptis į teismą, užginčyti tokį leidimą, tai jums teismas atsisakys priimti jūsų skundą, nes sakys, kad jūs nesate, neįrodot, kad jūs esate suinteresuotas dėl to leidimo panaikinimo. Tai yra tokia teismų praktika, 95% teismai pastangų padeda tam, kad nespręstų teisinio ginčo. Štai kodėl 6 metų prireikė ir 10, nemeluoju, 10 teisminių procesų, kuriuose aš kėliau lygiai tą patį teisės klausimą, dėl kurio išplėstinė teisėjų kolegija buvo priversta pasisakyti po to, kai buvo aišku, kad šita byla jau keliaus į Europos teisingumo teismą. Taigi šiuo atveju mes turime šiandieną situaciją ne tik miškuose problematišką, bet ir problematišką ginant aplinką, tai yra dėl žmogaus, juridinio asmens teisės kreiptis į teismą, siekiant, kad būtų sprendžiamas viešasis interesas. Šiuo atveju aš noriu visą laiką iliustraciją pateiksiu, kodėl, tarkim, Pietų Afrikos Respublika kažkodėl tai kreipiasi dėl vykstančio karo, kur mes žinome dabar į Hagos teismą. Ir niekas nepasako, kad žinote, kad koks čia jūsų teisinis interesas yra. Šiuo atveju, todėl, kad tai yra viešas interesas. Ne? Vadinasi, mes kalbame apie tai, kad doktrininiai klausimai turi nugulti ir mūsų teisėkūroje. Šiai dienai mūsų teisėkūroje egzistuoja vienas pagrindinis principas. Jeigu tai tu neįrodai, kad tai yra tiesiogiai, materialiai liečia tave, tu negali kreiptis į teismą ir ginti viešo interesą. Tai nenormalu, tai turi keistis. Aš manau, kad turėtų Seimas politinę valią parodyti. Jeigu teismai atsisako šitą klausimą svarstyti, tuomet Seimas gali priimti politinę rezoliuciją ir vyriausybė, kurios galioje yra priimti tuos sprendimus, tiesiog atšaukti tuos leidimus ir parodyti, kad iš tikrųjų jai rūpi miškai. Kitu atveju tai tik tai žodžiai rūpinimasi miškais. Pavasarį pamatysim, kaip balsuos Seimo nariai. Pasiūlysim. Ar dar būtų klausimų? Žurnalistų dėmesį noriu atkreipti, kad į Bunės naujienų centrą mes įkelsime pranešimą spaudai, kur irgi bus išsamūs dalyvių komentarai ir vizualinė medžiaga. Jeigu dar būtų kažkokių tai pageidavimų dėl papildomų komentarų, tai prašom drąsiai kreiptis. Ir aišku, kviečiame palaikyti iniciatyvą portale. Ačiū. 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 Tau reikia
pasidalinsi iš Facebook'o, Jo. pasakysi gerai, kurios Gerai. temos. Gyvas miškas. Gyvas miškas. Jo. Gal galite mūsų nufotografuoti? Jo, tuoj. Ten, 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 ten.